1994 metai. Toyota sukuria miesto visureigių supratimą. Tuo metu gimsta pirmasis RAV4. Lietuvoje iš 100 naujų parduodamų automobilių, daugiau negu 21 automobilis yra Toyota, ir iš jų 4,5 iš to 100 yra RAV4. Būtent RAV4 yra labiausiai parduodamas automobilis Lietuvoje ir mes visi labai laukiame naujausio revoliucinio RAV4, apie kurį mes dabar pakalbėsime. Nors atrodo šis automobilis didesnis negu 5-osios kartos RAVas, bet iš esmės jie yra visiškai tokio pačio dydžio. Jis yra tapęs raumeningesnis ir tiesą pasakius man jis yra gerokai gražesnis, bet grožis yra subjektyvumo reikalas. Jeigu mes kalbame apie naują RAV4, pakalbėkime apie jėgaines. Iš esmės tai yra dvi potencialios jėgainės šio automobilio arba varikliai. Galimas arba hybridas, arba plug-in hybrid, kas yra pakraunamas hybridas. Plug-in hybrid tai yra pati galingiausia šio automobilio versija, tai yra 305 arklio galios, tai yra 4 varomi ratai, tai yra 5,8 sekundės iki 100 km ir atsiradęs DC greitasis krovimas. Kitaip tariant, dabar šį plug-in hybrid, kuris vien tik tai elektra gali nuvažiuoti apie 100 km, o 100 km Europoje miestuose tai yra tas kilometražas, kurio tikrai pakanka ir jų nereikės naudoti benzininio variklio. Ta baterija greituoju krovimu galite pakrauti nuo 10 iki 80% tik per pusę valandos, 30 minučių. Antroji plug-in hybrid galimybė, tai yra pirmą kartą RAVo istorijoje, galima plug-in hybridą turėti su priekiniais varomais ratais. Tai yra 268 arklio galios ir iš esmės šis variantas yra pigesnis negu 4 varomų versija. Vadinasi, tokiu atveju jūs galite, jeigu norite turėti pakraunamą hybridą, kuris yra pigesnis. To RAV4 istorijoje dar nėra buvę. Na ir žinoma, daugiausia parduodamas ir labiausiai perkamas tai yra standartinis hybridas, kuris šiame automobilyje yra pačios naujausios evoliucijos. Ir čia mes turime 4 varomus ratus su 191 arklio gale arba 2 priekinius varomus ratus su 183 arklio galiu. Ką dar reikėtų pasakyti apie šį automobilį, tai kad 6-oji RAV4 karta yra revoliucija. Tai nėra atnaujintas automobilis, tai yra visiškai naujas automobilis. Ir ta pati hybrid technologija yra visiškai nauja ir jos išdėstymas automobilį irgi yra naujas. Labai geras reikalas yra tas, kad kadangi komponentai yra išdėstyti naujai, jo svorio centras yra dar labiau pažemėjęs, jis yra dar stabilesnis. Naujas RAV4, nauja automobilio išorė, natūralu ir visiškai naujas vidus. Toyota, kaip visada, yra praktiška, aiški, paprasta. Matau 2 telefono pakrovėjus. Vairuotojo skydelis yra 12,3 colio, čia yra 12,9. Siūlau pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Ką dar reikėtų žinoti apie RAV4? Tai yra operacinė sistema arba programinė įranga, jinai vadinasi ARIN ir tai yra visiškai naujas Toyotos kūrinys. Šį pavadinimą man atrodo, kad mes išgirsime vis labiau ir vis labiau ir vis labiau, nes RAV4 yra pirmasis modelis, į kurį yra diegiama būtent ši programinė įranga. Su ja Toyota automobiliai mokosi važiuoti patys, tai yra autonominis vairavimas. Šis automobilis dar taip nevažiuoja, bet iš esmės ši programa galės. Jinai yra unikali tuo, kad įvairūs programuotojai gali dirbti su šia įranga ir padaryti ją geresnę. Ir vairuotojui yra tikrai labai patogu pagal save susidėlioti visiškai visą vaizdą, interfeisą vadinamą. Tai tiek trumpai apie labiausiai Lietuvoje parduodamą automobilį. Galiu pasakyti, kad išankstiniai RAV4, naujo RAV4 užsakymai prasidės kažkada rudenį ir pirmieji RAV4 modeliai Lietuvą pasieks 26 metų pradžioje, gal truputėlį labiau pavasarį.